Taip, sveiki visi, įtvykę į naują mano vaizdo įrašą. Biški šiandien bus kitoks video, ne gaming, ne reacting, tiesiog aš su jumis paprapėti noriu. Taip, vaizdo įrašo pavadinimas nėra melas. Čia bus mano paskutinis video čia. Šitam kambaryje, nes ponios ir ponai, aš kraustaus. Let's go! Po 21 metų pagaliau nusprendžiau, kad aš baigsiu gyventi savo tėvais ir kraustusios gyventi vienas, ne vienas, su draugė. Ir jo tiesiog norėjau padaryti šitą vaizdo įrašą, kad tokį kaip mano paskutinį video šitam kambaryje. Galimai po šito vaizdo įrašo mano backgroundas pasikeis ir, kad ir kaip keista, galimai bus šūdinesnis. Kaip labai keista. Aš esu labai excited, bet ir also man biški baisu, nes, čia naujas etapas mano gyvenime ir aš žinau, kaip viskas bus. Čiausias dalykas, kas mane gąsdina dėl šito viso, galėsiu išsilaikyti, gyvendamas tiesiog jau ne su tėvais. Aš nesikraustau baisiai toli nuo čia, kur gyvenu, man atrodo dabar, kur aš gyvensiu, ir iki čia yra koks 20 minučių nueiti tiesiog, tai tėvus dar savo matysi, tai čia dėl to nereikia jaudintis. Tai mama ir tėti, jeigu žiūrit šitą vaizdo įrašą, nenustebkit, jeigu šaldytuvas jūsų atrodys tuščias. Vienas iš dalykų, kodėl aš labai excited esu, nes pagaliau man nereiks bijoti, kad aš per garsiai rėkiu filmuodamas. Nes anksčiau būdavo momentų, nerodydavau per vaizdo įrašus, bet mano tėvai ateidavo tokie jau su piktu žvilgsniu, kas sako, jau tyliau, jau 11, eik miegot, what the fuck. To nebebus, galėsiu rėkaut, kiek noriu, nesvarbu, kad mano mergina jau mėgos, jinai turės dealins to, jinai nėra tokia scary kaip mano tėtis, tai not scared of that. Vienas dalykas, ko aš nelaukiu, aš žinau, kad mano kaimynė yra sena moteris, tai aš įsivaizduoju, kad gali būti problemų su ja, bet, žinai, blogiausiu atveju padarysiu juokingą TikToką, kaip močiutė ant manęs rėkia. Jo, šiaip naujas etapas gyvenime, biški baisoka. Nemeluosiu, aš esu toks žmogus, kuris su naujais nelabai mėgstu. Aš esu toks žmogus, kuris naujų dalykų, nelabai mėgstu. Turiu anxiety ir dažniausiai, kai kažką reikia naujo daryti, kad tai menkiausias dalykas, kad kokia nauja sporto šaka, ar ten kažkoks pristatymas naujas, su naujais žmonėm, aš viduj labai stresuoju. Bet aš to nemėgstu rodyti kitiem, nes tiesiog aš nenoriu apie tai kalbėti. Nes dažniausiai toks dalykas man būna, man tiesiog reikia tą naują dalyką pabandyti ir aš visada dažniausiai galiu su juo sutvarkyti. Jeigu kažką naujo bandau ir manęs taip nelabai patinka, aš galiu tiesiog prisitaikyti prie to ir nenumirsiu. Arba dažniausiai būna, kad aš labai bijau kažko, pabandau ir man žiauriai patinka. Tai aš įsivaizduoju, tas pats man bus su šito naujų gyvenimu. Man atrodo, dabar ta baimė tokia manyje yra, bet kai pradėsiu gyventi, manau viskas bus gerai, bus fun and games. Crazy, mano visa YouTube karjera šita prasidėjo šitam kambaryje. Jau visus kiek čia 6-7 metus kiek darau. Kai aš prisimenu, kad tiek ilgai darau YouTube'ą. O Jėzus Marija, biškiai net prakaitas nubėga. Ponios ir ponai, šiandieną yra ta lemtinga diena, jau praėjo. Visos Velykos, visos šventės praėjo šiandieną, aš pagaliau oficialiai kraustausi iš savo namų, palieku šitą kambarį, varysiu į naują vietą. Bet dar prieš tai noriu vieną dalyką jums kaip ir parodyti. Aš su savo draugė prieš Velykas nusprendėme aplankyti Kryžiaus kalną ir biškai aš ten pafilmavau. Labai nedaug, tai aš nelabai galiu padaryti iš to atskirą vaizdo įrašą. Tai nusprendžiau dabar įdėsiu, pasižiūrėkit ir tada grįšim, aš susikrausiu ir po to pamatysit mano naujus namus. Abadum bubum. Mes Kryžių kalne nusprendėm išlysti iš namų, gražus oras, atvažiavom 3 milijonus kilometrų tik dėl Kryžių kalno. Nusprendžiau kažką noriu kitko kanalą kelt, ne tik Counter Strike ir Minecraftą. Tai šiandieną aš pabandysiu pavlogint, tai nebus tiesiog mano dienos vlogas, čia tiesiog momentus pagausiu iš mėnesio ar savaitės, ką veikiu ir sudėsiu vieną vlogą. Tai šiandieną mes atėjome į Kryžių kalną. Tai kokie esmė viso šito dalyko? Why is it a thing? Tipo, jis atrodo kietai, aš nemelosiu. The big hill. Oh my god, centai. Bro, I'm a broke ass. I need everything I can get. Dievas atleis. Aš nežinau, ką aš įsivaizdavau, bet tipo, nežinau. Aš nežinau, ar čia underwhelming, overwhelming. Aš žinau, bet tiesiog
Man įdomu. Nu va, aplankiau kažkokį labai žinomą vietą, kurios dar nesu buvęs. Buvau, ką aš galiu pasakyti, buvau Gedimino pily, Trakų pily, dabar Kryžių kalne. Kas dar liko on the bucket list? He's spitting facts. Nu čia tikrai toks atrodo one of a kind dalykas, ką galėtum pamatyti. Like damn. Like imagine mano kambarys ant būtų. Nu ne pilnas kryžių, bet nu čia a mess. Aš nenoriu išeis nieko, sakydamas, kad čia tipo betvarkė. Nu bet tipo, nu tai yra betvarkė. I guess. Nu toks, aš nesakyčiau čia gražu, bet čia toks, nu tikrai įdomus dalykas. Nusijoblinsiu. Kaip kalbam. Esus tu nemeluoji. Ar bus blogai, jeigu laikys už kryžiaus? Tikrai. Aš tai rimtai čia nusijoblinsiu. Aš negaliu nueiti. Aš nuslysiu. Jeigu nenuslysiu, nukrisiu. Tai čia toks kaip amaze. Ar slėpynų? Slėpynų žaidžiam. Aš žaidžiu slėpynės Kryžių kalne ir paskutinis rastas laimės 100 000 eurų. Nežinau, ką čia per vlogą aš darysiu, bet norėjau pasidalinti su savo žiūrovais. Kažką, kad aš kažką veikiu, ne tik sėdžiu savo kambarį ir žaidžiu Fortnite. Nežinau, aplankiau Kryžių kalną. Nu, tipo, aš nežinau, tipo, pamačiau, ką tikėjausi. Kryžius ir kalną, net neturiu ko skūstis. Nežinau, kur šitą footage dėsiu, gal tiesiog į kažkokį videką random mėsiu. Aš jau buvau tokiam, bet... CSO compilation, jeigu matysit šitą, tai supraskit, kad, nu va, norėjau pasidalinti su jumis, nes jūs man esat labai brangus. Or are you? Gerų švenčių. Tai va, kaip ir sakiau, pradėsiu kraustytis, turiu savo šiukšlių maišus, susidėsiu viskas, kas yra mano spintoj. Kol kas visas šitas stalas, mano kompiuteris, mano visas setupas lieka čia dar, kadangi reiks mašinos didesnės, kad galėčiau visą stalą, kompiuterį ir monitorių susidėti, nes kadangi, nu, nemelosiu, aš nelabai noriu viso šito stalo ardyti vėl ir dėlioti, tai yra didžiulis hassle. Tai jo, kol kas tai liks, visas spintas su manimais, visi šitie posteriai eis su manim, tai va, gana kalbėt, laikas dirbt. This is the motherfucking tea. Oh my god, okay, galvojau Slovakas aš. Tai jo, vakar, aš matoms čia, vakar savo draugiai padėjau, nuvažiavom iki jos vieto, iki jos barako, jinai studentė, lol. Padėjau jai susinešti visus daiktus, šiandien mano eilė. Nemeluosiu, jos maišai buvo žymiai didesni ir jų buvo 4. Mes turėsim vieną spintą ir aš jau supratau, kad aš neturėsiu spintos. Tai čia vienas jau toks dalykas, su kurio turėsiu susitaikyti. Also, taip aš turiu Prime buteliukų sieną. Ne, jie nekeliaus su manim. Taip jie bus panaudoti depozitui, nes man reiks dabar pinigų daug. Don't judge me, please. Taip, basically susidėjau viską, problema yra maišų pritrūko, bet čia va visi mano 4 maišai, susidėjau savo drabužius, visus dambatus, tai kas liko yra visas kompas, setupas, šitie dalykai. Galvau šiandien spintelę pasimsiu, bet šių nelabai pais, tai palauksiu, tiesiog į furgonėlį turėsiu. Tai kuprinės turiu visas savo susidėjęs, nu garočiu, svarbiausius dalykus, ko man reikia, tai yra persirengimo dalykai. Einu pailsėti, nes biškį prakaituot pradėjau. Labai karšta pasidarė, pavasaris atėjo, net nenoriu pagalvoti, ant kiek karšta bus vasara. Taigi, ponas ir ponai, jūs čia matote mano paskutinį patiekalą šiuose namuose. Ne paskutinis, aš dar tikrai ateisiu čia pas mamą pavalgyti, nes tipo mamos cooking, nu nieks to nenugalės. Tai va, pavalgau. Susiruošiu. Ir, kaip sakoma, chimyčinu iš čia. What the fuck? Chimyčinu iš čia. Jesus Christ. Problemų turiu, aš gal, what the fuck? Taigi, ponas ponai, vakar susiruošiau, išsikrauščiau ir pagaliau
Aš esu oficialiai išsikraustęs. Taip, taigi, čia yra mano nauji namai. Čia va, toks overview. Nedarysiu jokio turo, nes tiesiog nenoriu, nes čia mano namai. Jums nereikia žinoti, kur aš gyvenu ir kaip aš gyvenu. Svarbiausias dalykas, ką jums žinot, yra šitas kambarys visas. Nes manau, čia dažniausiai mane matysite. Ir aišku, jeigu nesat matę mano Instagramo, tai gal nesat ir pilnai matę mano setupą, tai štai jisai yra su savo negražiais visais laidais, bet jeigu pamirštume tai, setupas žiauriai fucking clean, nice ir cool. Tai jo, čia va, mano dabar ofisas tas bus. Čia dažniausiai matysite, čia dabar ne dažniausiai, čia dabar matysite visus mano vaizdo įrašus, kai filmuoju. Dar keli dalykai liko, ką reikia padaryti. Vienas iš dalykų yra, va, man susirast, kur padėti visus mano posterius, nes kadangi, čia mes nuomojame šitą butą, tai aš nelabai galiu kokias skylės gręžti. Turiu tokias teipus, kur galėsiu išklijuoti tos paveikslus, tik dabar dalykas yra, aš nežinau kur. Galvojau šiaip daryti. Va čia norėjau daryti, žinai, kad prieš save būtų, bet kadangi yra šitas dalykas, nelabai to galiu daryti. Hella excited, kaip ir sakiau, turėjau tą jaudulį pradžiai, bet dabar, įsikraustėm, pabuvom vakar, pašventėm, žiauriai žaivys. Labai laimingas esu. Taip, tai va, štai aš esu, tai mane matysi dabar per vaizdo įrašus. Lighting nėra pats geriausias, aš gal pabandysiu su to patvarkyti, biškai gal savo lempą pakoreguosiu, kad geriau matytųsi. Bet šiaip, va taip mane matysit. Vienas dalykas, prie ko man reiks priprast, yra su mikrofonu, nes jis dabar mano dešiniai pusiai, anksčiau buvo jisai čia. Bet taip yra patogiausias susetapint viską, kad geriausia būtų. Tai va, taip, dabar gal keli iš jūsų galvoja, tai kadangi aš išsikraustęs, ar dažniau vaizdo įrašus kelsiu. Negaliu pasakyti, kad bus daugiau videokų. Tikrai galėsiu daugiau video kelti, bet aišku, aš nenoriu bet ko kurti, noriu normalų decent contentą kurti. Vaizdo įrašų kiekių turėtų padaryti, tikrai, manau, gal čiūju, nes anksčiau mano tas schedule, jis neegzistuoja. Tai būdavo kartą į mėnesį keldavau, vėl pradingdavau, kartais 2 videokus per savaitę keldavau ir vėl pradingdavau. Čia pamatysim, sužinosim, žinai, classic taigo dalykai bus. Tiesiog norėčiau pasakyti visiems ačiū, kas iki šitos dalies pažiūrėjote, kam patiko, nepamirškite palaikinkit mano vaizdo įrašus, pasubscribinkit, nueikit dar į mano TikToką, nes aš ten dažniausiai streaminu, jeigu norit mane pamatyti live, ten tikrai nueikit. Ačiū visiems, kad žiūrėjote, tikiuosi toliau jūs su manim keliausite šitą journey, matysit, žiūrėsit mano vaizdo įrašus. Su jumis aš buvau, jūsų mėgstamiausias baltasis youtuberis Taigo ir susitiksime kitame vaizdo įraše.